Labą dieną. Mama, kaip gyvuojat? Nelabai gerai. Žiūrėk, mama, į televiziją, čia į mus. Mama, tave dar kartą su kovo 8. Su kovo 8 linkiu 100 metų be šių metų. Jei gali, prisimink, papasakok, kaip praleidai savo jaunystę Skuodo rajono Čepajevo tėviškėje. Mama, papasakok, kaip praleidai savo jaunystę tėviškėje Skuodo rajono Čepajevo kolūky. Kaip praėjo jaunystė? Sunkiai, lengvai? Jaunystė praėjo labai sunkiai. Kai mes 10 metų 12 iki 3 naktis vakarodavom, verbdavom, viską darydavom, ausdavom. Mama ausdavom, mes verbdavom. Tėvėlis dirba. Kailis sukūda. Garsiau. O kaime keli būt vaikai? 5. 5. O kuom visi užsiminėjai kaime? Kaime mes tik tik buvom tai mažėję, jūs kažkur dar vairuotojai toliau kažkur. Tai brolis tavo, jo? Nu, Nu, viso kaime buvo liūdna, ar grojo muzikantai, ar kaip ten buvo, kur eidavot? nu kur eidom, mama neleid niekur eit, tik dirbti. Dirbti daugiau nieko nebuvo. Vieną rungtį 2 kartus abau su seseriu pintojas. Ir iššok nemoku, kad susėdo mergelis didelę prašymams, o tep neišleisdam. Tep tiek kitas baus krakės kartą. Mama, papasakok, reiškia, ar matei karo požymis? Ar buvo kas nors iš vokiečių? Ką nors atsimeni? Iš vokiečių rusoką parei. Bet kiek tada išgazdindavo, nei atjojus arkliu į tą kūtį, kur radai, ten nežinau. O mūsų viskas išneštas lauti, visi drabužiai viskas ir čia tą bunkerį iš pirmų sakyti, kad nekasėm, nereiktų bunkerį. Tai rusai partizanai buvo, ne? Nežinau, rusą užėjo rusų valdžią. Taip. Ko jį dar blogai, ką norėjo? Paskiau, mes buvom bunkerį, lėktuvą, bėgau į bunkerį, šakas krypti, Jėzau, aš įkritau tą kanalą, nežinau, ką išlėpti, Dmitrija man bėgau, tada man nenušuovi, įlindau į tau. O paskiau, kada ilgą gyvent, buvo jai, aš vieną buvau kambarį, pavogė, pas tėveliams, tėva, pyk, ką aš baigstu, žinau. O tepanį ateidau, vis laik prie mūsų, golti, runžėm pataisyti. Tai rusai partizanai, jo? Kariuomenė vis buvo pareis. Kariuomenė? Kariuomenė buvo visi bišką ten mūsų kareivių, kariuomenės pilna. O jie prašo valgyti, ar tik tai mėgoti, prašo ko? Mėgoti nežinau, kaip ten buvo mėgoti. O ne paskui po kiek ilgą laiką eidam į tvartus į naktį, žadindam, liep, kad duotumėm lašinių, salą, katim. O tai iš kur gavotus lašinius? Prašymus, ar nebusrūp, turi duoti viskas. O tėvelis dirb sandėlininkų, nežinau, kiek baimės buvo tėvelių, Jėzau, kad netem viskau, madaus netim, tik bandytai. Tai, o kaip jūs dar, kada davėt lašinius Rusijos kareiviams, o kaip tada pats gyvenot? Kaip gyventi, nežinau, duodavo ir iškepti leidavo, pažaryti kartoškėnams reikėjo, įbėgdavo į tą tvartą. Smarliai babėjot, kad neišvežtas, jau tepi nebeatsimin daugiau. O ką nors blogo jums padarti Rusijos kareiviai? Nebeprisimin. Tik taliu ateis vasar, kaliubam pjauti, akau, tas viens toks denčiuks ateidavo, padėdavo mums ten suvežti. Kau ten padėdavo. Ką, suvežti šiandien, ar ką? Raviš, sakveits, nežinau. Tas viens toks jau būdavo geras. O taip, kad įeidavo daug tų kareivių, visi man galų glostydavo. Oi, moj dočka stalas takaya. Moj dočka takaya, kur nuosas stavlas. Tai patikai, ko gero? Nežinau, daug kokių dėželį kokią dėvonkam. Saldainių? Su atsinešė, nežinau, o to štai būdavo tos dėželės. Mama, sakėt, kad lėktuvai, kinų rusų, vokiečių.
Nu, Rus nukrit, un pas Sondarą nukrit lėktuvus. Tai yra, palauk, aš patikslinsiu žiūrovams. Vyksta veiksmai Skuodo rajono Čiapajevo Kulutyje, Tėvelių kaime, šalia Eslos kaimo miško. Nukrito lėktuvas. Ar numušė, kas buvo? Nu, šaudės, aš ką žinau. Tai iš vokiečiai šaudės. Iš lubų kretvas klauk, išbėgom prie to namo galo, žiūrėtais naktį. Jis jau koks bums buvo jau, jis tiek bijojo, aš vėl sustingus. Mes į sveikatą neturėjom iš tokį laiką. Tas lėktuvas nukrit, bet šalia būsto netoliai. Ten eiti, žiūrėtis, bet mes buvom bunkerė. Kaip tik tėvelis iškėšė galvą iš to bunkerį, šyp paleik kolką, Jėzus Marija, jau būtų nušavę. Gera, kad... Tai vis likot gyvi, jo. Na. Bet mama, gyvą vokiečių nematei. Ko to? Gyvą vokiečių nematei. Ne, ten rusą tik buvo. Rusą kaužiai, tokias metas. Bet šaudės su kuom? Su vokiečiais? Nežinau, su kuo nešaudės, aš žmonės liks. Nu gerai. O vėliau buvo, kaip sakai, žemaičiai tvėrėsi Kulutyje. Ką atsimeni iš tų laikų? Tik atsimenu, kad man kriuokite, kad viską noriu atimti. Ir gyvolis į viską į kulkozą eiti. Man šprotų šiaisiam. Viską atims, kaip mes pagyvensim, viešpatie. Bet ar atėmė ir po to susitvėrė Kulutyje, ne? Na. O ką jūs davėt Kulutyje? Na, žinau, mus tos, kur padaroks, mus atėmė. Atėmė, tai kaip jūs tada gyvenot? Mes norėjom tėvelis, ten buvom susirinkimą, kad nori į Klaipėdą važiuoti gyventi. Tik mažiau jau sadėl, kad čia... Ta delta yra jūs sesuo. Tai gerai, Kulutyje atidavėt viską, ką viską, gyvulius, ką ten, padargus? Aš neatsimenu, būsint atidėtus. Padargus tas, kur atidė, bet tik tą gyvulius aš neprisimenu, kaip tai paaiškiai. O ką jums davė už tai? Niek, kulkos tvėrė, atvažiavti. Kulkozas, Kulutis tvėrė, jo. O vėliau vertė eiti Kulutyje dirbti? Tai mūsų, jau taip neprisimenu, mes vaiką tebe buvom. Nu ir, ką paniai, nebūdavo ko valdyti, kaip ten būdavo. Važiavau su toms mašinoms, kur valdyti, varž parkėjim, Jėzus Marija. O ką važdavo valdyti visiems? Nu, tai kareiviams, kur tai mus važdavo. Kareiviams, jo. O ką dirbo jūsų mama ir tėvelis? Aš nebeatsimenu, mam tik verdavau. Tažuoti, koks gyvenimas babus. Gerai, tėvelis ką dirba? Tėvelis, nu ką, kulkos paskiau darbo, tepun sandėlink darbo. Tai būtent į susitvėrusi Kulutyje dirba sandėlink, jo? Bet tas praėjau daug metų. Taip, bet dirb sandėlink vėliau, jo? Nu. Gerai, pakalbėjom apie karo požemius, kaip tvėrėsi Kulutyje, o dabar trečioji tema. Kur eidavo tu šokius, ar būdavo šokiai, kas grodavo, kas pakviesdavo? Mes pakvies niekur mam neleidom. Darbsi, mes niek daugiau nežinojom. Nu, labai blogai, primityviai. Su sestrelė babušeit, rytmetė saulė netekėjus su daina. Žmonės visi divojas iš kur tai... Su daina? Nu kada? Tai Bagdonų vaikas, sakai, išmokinti. Tai jūs esat buvę Bagdonai, taip? Bagdonai. Tai palaukit, tai kas kviesdavo šokius? Mergos, vaikinai? Kas kveis, juk išgirskam grajai, kas norėjo rei, tik ta Lietkaus ta mergi ved į drabužį daudavo apsidaryti, tai pinto viską, žaliais būdavo pinto vis pirm. Palaukit, aš turiu video įrašą, važiavau pirmą kartą po 40 metų į jūsų tėviškę, nufilmavau Sondarus, tai ten, kur Sondar, ten būdavo šokiai, ne? Na, ten jau tas jaunums. O kas kviesdavo, kaip ten būdavo? Kas kvies, mane pas vaikina, turėjai bus. Eidavo į namus, kaip atnešdavo kvietimus, kaip čia buvo, ar pagal muziką? Nežinau, Sondaras tas kaimins ateidos, ateikti, vakar bus tėvelioliom sakyti, na ir tėvelis, bet į mums liok bus, susimestęs buvus, kad ir šokom tą jaunintelį kažkur, mes nemokėjom niek. O kur eiti į mokyklą, kaip ten buvo? Jarslas, nežinau. Ėjom ir į tėvelis, bet kaip ten buvo, tos Jarslas mokytas toks buvo, durnis plauks pašiodau, nežinau, kaip ten mes, jau sakys, aš nusimenus teikliau bijoti, tėvelis pamokintas pamoks, ne per daug, mums pasak, atėjat, kas nest padarė namų darbų gerai, prašom atsiklapti visiems. O tas plėt mokytojas, jo? Nu, kas nepadarė darbų, jo? Nu, gerai, visų mokyklų. Ir atsiklapsiam jam, nežinau, koks paliek.
O jis man žvelgtis, aš jau žinau, ką klaus. Magdonaitė, ateikit, man atrodo, ką jūs žinot, su malačis koks. Ir šitą, aš nam papasakoja visko. O kok lapes, jūs mat plauks papaš. Pala. Tai jis buvo mokytojas ar stribas, kuo jis plauks pešė? Mokytos. Bet kur plauks pešė, už kodėl? O tėts, nu reiškia, jeigu nebus padarys, arba netaip pasakys, tai paklaus. Aišku, o kiek... O teptus kits vesdau, kai jau vartrauk, vesdau prikelį, paklubdydau, žmonės suvažiuoja. Prikelio, taip, mokytojo veikia, jo? Och, tai. O kiek klasė buvo mokinių? Nežinau, kiek tu buvo, 20. O kiek klasė buvo 1, 4? Nu, iki 4 klasės, daugiau tai nebuvo. A kokie metai maždaug buvo? Ne, ko žinau. Buvo kokie 50 metai maždaug, 60, ne. Nu jo, 50 metai galėjo būti. Tėvus tau, bet bandau sakyti, kad... Gerai, dabar kalbėkim toliau. O kaip vėliau, kada iširo kolūkį, kaip toliau, kaip čia buvo? Nu, aš nežinau tada. Aš jau kažkokį laiką būdavau, mes vakar liubą metį kažkokį prūdą. Bijojom, kada parnaktis jau reiškia jaudų žmonių, visokių tokį laiką vėl buvo užėjai. Nebame toj prūdą saeitves. Ko buvo, eitų tai prūdą, kuo? Nu, pasikavojom, kad... Prūdė, nuo ko? Nu, kažkokie eidau, tai negeri žmonės. Žulikai, jo. Banditai ar kas ten būdavo. Ką reiškia, eidavo mušti žmonių, mušti? Nu. O kodėl mušti? Norėjo atimti nors? Bjauri. Nu, ko žinau, ko nenorės. Nenorėjau užmušti, ką paliktos ktošks. Bet po toj pakrumelį man palysti, bet kada ėjom, ką paskiau nežinau, kaip ten buvo. Nu, tėviškis iki Skuodo miesto buvo 12-15 kilometrų. Kai sirgdavot, kas veždavo, transport nebuvo? Nebuvo niek. Tai jeigu sarklės, nežinau, ar kveisdavau, kaip ten būdavo, kada dar jau mirė žeminas esu. Nu ir buvau parvežti, tai va parvežti, kaip ten buvo, parvežti ir pasakė, niekam neteit, kad nie kaimyno neteit, nieks. Nu, Jėzus Marija, tada jau miršti žemin visai, man jau žvakis pasidėjo. O tėvelė kriuoči, sakė, Jėzus Marija, man pirmai dukrelį numeris, tai iš protą eiti, va galvus daužė. Tai kaip nuvežė Skuodo sarklės? Ne, daktar parvežti buvo. O kiek tais laikais kainavo daktarai? Už ką lašins ar šnaps davėt ką? Kas žino, nežinau. O Tai va kiauris augintų, ar ten vis tik. O jūs turėjot žemės, kviečių, obuolių? Nu, nežinau, mes nebuvom parvažiavę, ten niek nebuvo. Liubam velienas plėšti vaiką, ronkas būt krūvams. Paskiau krūm gaido su tėvelį. Ir strauti. Palaukit, o velienas plėšit kam, dėl ko? Kuris velienas? Ne, ką par. Plėšim, kaip medis išrauni, reik laikyti velieną, tą velieną verst atgal. Bent, kiek žinau, turėjai daug bičių. Nu, tas jau buvo toliau, seniai jau tas buvo toliau. O kaip, kas jas prižiūrėdavo? Tėvelis. O kad tėveliai išvažiuodavo Skaudą, tada jau sakys, žiūrėk, kiek mums duodo įsakym dabar paugims, pasakysit ir padaryti, net atgausi lopti. Pasakė, neleisi bičių įspeist, kad neįspeist niekur. Žiūrėk, bitis, kad neįspeist. Ką reiškia neįspeist, neišliekti jo? Nu. Tai ką turėti tinklą užtverti, ką? Mes turėjom leit su vandeniu, užkart nepastebėjom, anos po kelis bitis ein, medams tai darbs uždaudo, ne taip, kad paskiau pradėjom laistyti sadėl to vandenį. Pradėjom laistyti, jau pradėjo stūpti, paskiau sutupė tokį ormo lezdą didelį ir anos iš bordos, kol tėvą parvažiavo. Aišku, o dabar ar eidavot grybauti, o gauti kaimą, kokie tada laikai buvo prieš 60-70 metų? Liuba veitut, nežinau, rašvein, tų grybų paveizėti. Ir šitą su tadais, to Liutkaus krūmelę reišti savo, bet nedaug liubam gauti grybų, nes dabar šveidas, odėl biškį liubam eit, bet jau nedaug. O kaip buvo? Tada geriau buvo prieš 60 metų ar dabar? Nu, kad mes buvom pripratę mergą dirbti, juk mes ėjom vaiką kas, odėl
kanalus griovis, dabar tokių vyra Palaukit, griovis, kas liepė dėl ko kasti? Nu, apie žemę tėvų. Kada būtų vandau, tik dailę leiptų šlipau tėvelis, parodė, kad taip, Jėzus Marija, iš pirm neišėjodam gerą, paskiau toks padariau griovis, kaip specialiai padarys, blizgėtai iš šoną nulyginam, giliai reikia įsikasti. Man liek skaut gerklę, amdas tik, o nakt meriau žeminas, neveizėjai nieks, kad tau skaut, kas darbs, bloga gyven. Tai palaukit, kaip dabar geriau? Tada buvo ar dabar? Kaip manai? Kai mes buvom pripratę, skaitau, kad buvo gera. Nu, dabar čia miesti kitaip, jeigu čia netaip, seniai gyvenam. Kiek pamenu, aš tada užaugau tam pačiame kaime, tuos pačiuose valdose buvo namų galbūt apie 60-70, o dabar beliko vienas namas. Visi išėjo į miestus, išlakstė po Lietuvą, po užsienį, nes vyko melioracijos. Seniai išmirė, kas ten buvus. Tai vat, kaip galvojat, reikalinga būtų melioracija ar ne? Ar geriau, kad būtų kaimuose, būtų pavaldės, sotus nebadautų kaip dabar, kaip galvojat? Nu, buvom pripratę, buvau perimta karį, buvau, kad apsižanėjau, tokį negerą te buvau, negalim sveistus, o paskiau, kai jau išvažiuojant, vyr sugalvoj, kai į miestą nam nekvažiuoti, ir viskas. Ir šitą nusipirkau tą karą, tiek gerai, kiek tų pėdų devė, jau buvom susitvarkę, jau, kad čia jau aš nenorėjau. Ir tos mesos, kiek libam turėti, buvom prisipjauti daug kartų. Nu ir va, ons norėjai, paskiau viską įsiparduodėjau, čiut nepalikom, kad neišėjau pat neki į miestą atgal į kaimą. Ons esu policininkas. Kadangi pati užaugai kaime, jau praėjo 60 metų, 65 metai praėjo. Tai vis dėlto, kaip galvojat, kur geriau kaime būtų gyventi dabar ar mieste? Kaime oras geresnis ir kad jau buvom pripratę. Reikėjo namus perstatyti, jau seniai buvau. Čia tam miestą irgi, kad čia. O kai atėjote į Klaipėdą, kur Klaipėdai dirbot? Nežinau, ar dirbs, Audrelį, duktė buvo maža. Nebuvau kur paskiau, aš daviau pas tokį moterį, to vaiką, aš čia jau kažkaip... Ne, jūs kalbėkite apie save. Apie save, nereikia vaikų. Kur dirbot, kokį įstaigoj? Ką darėt? Atsimenu, atrodo, kai vaikų darželį pats pirmas. Ne, darželį. O vėliau, bet kas ten dirbot, žinau, kad prie laivų, kas ten statybos, karantinį statėt? Paskiau aš statybos dirbau, toks raus reikia nešti viską prie laivų. Prie laivų viską liubsi kasti, tumboms į žemę, viską. Tai darbininkų pareigose? Kiek ten laiką dirbot? Nu, tą kapą neįskaitom. Čia kur yra Klaipėdos miestai, galėtų Klaipėdos miesto krantinių statyba vyko, jo? Aš pavas laivus pagal bando, kad ir visur dirbom mes statybininką. Statėt sienas, grandinės sienas. Laivams švartavom, ką prisirėžti. Taip. Aišku. Reikėjo įsikasti tiek Jėzau. O vėliau kur dirbot? Nu, tai 25 metų dirbau. Oho. O paskiau 25 ligoninė. 25 per laivų krantinių statybos ir 25 respublikiniai ligoniniai valytojos pareigose, jo? Tai 50 metų išdirbot, oho. Tai palauk, o tai kur geriau vis dėlto buvo, to įstaigoje ar to įstaigoje? Mes pripratę buvom dirbti kaip verga, mes dirbom geriau, ne vėl taip nepadarė, teik ligoninė, dabar ką pasižiūri, kiek aš liubto švarą daryti, Jėzus Marija, bėgom bėgs visą, kas tai išmokėt bėgom? Nu, mums pritėvų, mums buvom elektrinė, netepė dabar vaikštą. Tada buvom dirbom kaip verga, netepė. Taip, ir dirbat 50 metų, kodėl pensiją gaunat auksinį pensiją? Ja, gausi.
Anei to pat nori atimti. O kiek dabar pensijai gaunat? 270. 270, to užtenka sumokėti už butą. Valgyti nereikia, dabar galima orą kvėpuoti. Kam reikia, sumokė už būtų, įveizėk vaistų svarbiausia. Valgyti kiek tai papalieko, 50 eurų kiek. Jeigu vaistų nereikėtų, tai kits dalyks, tiek dirbs, visi kaulai sulaužysi, tas raustus reikia įnešti. Gerai. Pone mamytė, gerbam Jadvygą, kiek reikėtų pinigų pensijos, kad dabar normaliai oriai gyventi ir nesiskūsti? Užtektų maistui ir vaistams. Kaip galvojat, kiek reikėtų pinigėlių? 600 kad duotų. 600 eurų, jo, tai jie būtų beveik normaliai, jo? O dabar bijok. O dabar Sodra faktiškai yra bankrutavusi oficialiai, milijardinėse skolose, valstybė persiskolina, nėra jokių garantijų. Vakar kalbėjai per televiziją, kad turite iš anksto kaupti pensijas, kaupti patys. Kaip ši mama yra? Ar čia yra normali Lietuvos valstybė? Ar tik ne dėl to emigravo 1 milijonas gyventojų iš Lietuvos? Nu, kad dabar, kokį mūsų valdžiai buvo, kad reiškia, viskas ir išvokts, nėra nieko, iš kur ne bados, nebėra iš kur. Bet Sodra irgi nedar teisinga. Tai kažką ėjau. Man sakė, moteris, kad aktų, sakė, mūsų mėnesį reikia atsižymėti, kad ir. Man nėra, kad aš dirbau, vis tik nubėgau. Nu jau daug metų ir sakė, ilga neapdirbsi, tada visko tau už kartą. O ką, paskui po kiek laik, arba dirbi, neapdirbi. Nu ką mes tau be perskaičiuose. Tai palauk, dabar pensijas mažina, jo? Nu, padidintai naujoką tai. Bet man tai niekas. Karbauskio partija padidina kiek? 1 eurą, 1 centą, kiek padidina? Kits gavo 10, kits gavo 20. Kiek jums davė? Mano kiek buvo panašiai tiek tebė. Bet apskaičiau tam, kad reiškia, 18 litų pridėti. O kad nėra, nu. Man jie atskaičiau. 18 litų eurų reiškia, eurų. Man už vyrų bus, ar atėjom, klaus, nežinau, dėl ko man nėra. Man jie apskaičiau, kad iki banko apskaičiau, tą pat vyriausiai. Supratau. Kiek jums dabar metų yra? 83 ar kiek. Biškai daugiau yra. Nu gerai. O reiškia, vis dėlto oriai būtų galim gyventi, kai mokėtų 600 eurų pensijas, ar ne? Na, kas ten tau mokės, dabar aš atimt dar atimt. Ne, nieks netims, tai plepalai, čia bobo lygis, tai ko kalba jie. Kalba kaip barinų turgui, tu kalbėt gal ką nori, nieks nebetims. O 600 eurų, sakot, jo, o kokius turėtų būti seniem žmonėm lengvatos, kurie kaip jūs 50 metų kūrė Lietuvą, kūrė Žemaitiją. Kokius turėtų būti lengvatas, ar autobuse, ar partuvės, kokio reikalinga maždaug, jūs nuomonė? Nu, to kiek čia, kai jau dabar gaun tik tą sakė, nuo 80 metų nebreks mokėti, ką paten padarė, ne, o čia... Nereikės. Už ką mokėti nereikės? Už tą kelią. Už autobusą, jo? Už Klaipėdą nėra, tik tai ir už tą bilietą pigiau kažkiek. Tai reiškia, šiandien Vilnius, Kaunas, Klaipėda yra 3 skirtingas valstybės. Kaip priima savivaldybė? Mano manimu, valstybė nėra tvarkos. Kad nėra vieningas nėra. Šis reiškia švariai. Pasiklausyk par televizorių, Kaunai dirbtai savivaldybės. Žodžiai nėra, mums kapeik 5 gailis prisidėti. O Kaunai išdarinėti, milijardus. Jeigu autobusai lipsi be pinigėlių, mažiau neišmuš talonėlį, tave nubausta, ne? Nu ką, ten. Aišku. Tai vis dėlto, gerbiam Jadvyga, ką galit palinkėti Lietuvos Žemaitijos senuoliams? Kantrybės, atvirš susiveržti, ar kovoti už teisybę? Kaip jūs galvojat? Nu, kiti tai senuoliai. Toronai iš anksto, milijonus pasiklausė, kada jis sako, paradai, kada tors pensininką turi milijonus. Nu, gal ir to gyvuoja jaudės. Nereikia vokti, gal dirba, galbūt. Gerai, bet jų yra mažai, jų yra vienetai. Gerai, tai ką gali pasiūlyti tiem senuoliams bočiams? Pasiūlyti, juk paradais praneša, verkam, visą būn ir gyvenim durų nėra. Dirbam kaip verka, o mūsų nieks nekenčia, nerūpin valdžiai mūsų. Nesirūpin valdžiai, taip. O kokią radiją kalbėjo? Čia iš Pūk.
Puka. Kokias radijas klausot? Pūkas tik tai klausau, ten ir teisybė. O kitur, ten neapsimokni žiūrėti. Malagystė didžiausia. Aišku. Aišku, mūsų nuomonė su televizija kitokia yra, bet nuomonė ir laisva, galim kalbėti laisvai, tą garantuoja Lietuvos Respublikos konstitucija. Ką galit palinkėti jauniesiems, kur jie turi atkreipti labiau dėmesį? Nu, reikia darbo, kad jiems nėra darbo, bet žmonės atpratino darbą, kaip iš Pūką aiškin, nenori jaunims padirbti. Dėl pinigus, kad nedirbi. Aš patikslinsiu, jaunimas nori dirbti, labai nori, bet už gerą atlyginimą. Todėl ir bėga su aukštuoju, Anglijai plauna indus su aukštuoju. Nes Lietuvos valstybė yra tik tai simbolinė. Nereaguoja žmonės, kaip prašo žmonės. Gerai. Ir dar, kaip jūs galvojat praleisti šią vasarą? Ar einat pati ligoninę, ar kaip jūs varstat? Kas vargsta, reikia ligoninės operacijas daryti, širdės ir kaulo operacijas. Pinigų nėra. Tiesa, o kaip gydytojai elgiasi su senam žmogum ligoninėje? Ar išklauso, ar stumdo, kaip yra? Nu, kad dirba gerai, viskas buvo, bet dabar jau nenori senų žmonių. Tai dirba. Man nesakė, bet moteris parvažiavo, sakė, jau atgyvena 70 metų, jau užtekta. Gerai. Gerbiama Jadvyga Burbienė, mieloji mamytė, dėkojame. Mes šį bei tą patalpinsime, nes tai yra istorinė apžvalga, kaip gyveno žmonės jaunystėje prieš 70 metų Skuodo rajone Žemaitijoje. Ir kokie yra pageidavimai šiais laikais jaunimui ir senuoliams, kad išlikti Lietuvoje vietoje, gyventi ir gerbti tėvynę, bet ji pastaroji turi gerbti ir mūsų senuolius, kurie kūrė valstybę iš esmės. Labą dieną, Skuodo rajonas, Šiepajevų kolūkis. Tėvelių kaimas. Čia gyveno nuo 7 metų iki armijos. Aš, Justinas Burba, dabartinis Žemaitijos visuomenės parlamento tarybos prezidentas, Žemaitijos prezidentas ir antikorupcinės konstitucinės partijos pirmininkas bei tarptautinis politikas. Štai čia aš užaugau, toje vietoje buvo namas. Namo nebėra prieš 30 metų. Daug buvo namų aplinkui. Andručiai, Zubės, Šudeikiai,
bagdonai. Štai, matot, laukai. Liko namas, kaimynų, sondarai ir Budrikis Vytautas. Kanalas užaugo. Štai taip. Atrodo, tėviškė aplankius po 42 metų. Laukai. Lyg tai čia nieko ir nebuvo. Sunku patikėti. Štai kaip vis pasikeitė. Šiandien yra 16 metai, rugpjūčio 13 diena, 13 valanda. Čia buvo Velenijos, čia tiesiai gyvena Zubė kalvis, fainas žmogus. Štai kaip atrodo aplinka po 42 metų. A toje vietoje esu pakasęs metalinę dėžę su knygomis ir pinigėliais. Kai man buvo 12 metų, tai buvo maždaug 65-66 metai. Štai kaip atrodo tėviškė. Tai ko gero paskutinieji kadrai. ابای دادا خبری مال بای زنا پمل مل تړلی وینا د چې اوخ کی می بهي مرګ ملي لید جانان مینا نا پخلا کونا د حال ویلو زمي نشتا د ګلو ډک زړګي بتور له هتوړما ارمان بهلا هلا زما درشي چکټ می واخلي تور خاورو لمی وړینا پکټ دا جنازې می جړې دلې وی کنا د قبر په خزو می وړې دلې وی کنا پکټ دا جنازې می جړې دلې وی کنا د قبر په خزو می وړې دلې وی کنا
خاوند مرګ مرګ د ځوانۍ راکې چلوې واړه واړه مې په دعا دعا کې یاد وینا زن کدن میرا حاضر شا بیا تر قیامتا پورې نشتا دیدنونه جانان راشه که دیدن کړې د زن کدن خولې پما راغلی دینا جانان راشه که دیدن کړې وروسته تبه را باندې ږدي فنای کړمه زما چې جنازه ستاسو کوڅه کې تیرې دا ووایه جانانا څه دې زړه کې تیرې دا زما چې جنازه ستاسو کوڅه کې تیرې دا ووایه جانانا څه دې زړه کې تیرې دا تور لحد کی بناری کړم د جانان مینې بینټې وجلې یما د تور لحد غاړې لراشه دیدن بنوي ماته پورته کلا سنا
Labą dieną, Lietuvos žmonės, brangioji išeivija. Šiandien yra labai istorinė data. Ne tik vokiečiai užpuolė Europos Sąjungą, bet ir mes, antikorupcinė partija, Žemaitijos parlamentas pravedė 2 strateginius mitingus prie Seimo, įteikdami 66 dienų ultimatumą padaryti namų darbus, kad į Lietuvą sugrįžtų išeivija. Ten yra mitingų video foto. Žiūrėkite. Spauda itin korumpuotai praignoravo. Jie palaiko nekompetentingą žalią prezidentę, kuri veda Lietuvoje genocidą. Išbėgo lauk iš Lietuvos milijonas. Tai yra genocidas. Europoje daugiausia nusižudė lietuviai. Privedė valdžia. Tai yra genocidas. Teismų sprendimai nevykdoma yra genocidas. O tokia spauda reikia taip pat bausti, teisti. Ji nieko neteigė, net neparašė, nors kviečiau 9 kartus. Taigi, dabar esam Trakuose, čia, kur gimė Lietuvos valstybė. Čia yra labai istorinė vieta. Taigi, mėlyjeji, žiūrėkite, nuo rugsėjo mėnesio renkasi visa Lietuvos tauta į tautos pasaulio išeivijos streiką, kad pakelti valstybės ekonomiką, grąžinti išeiviją, atkurti teisingumą, grąžinti turtus ir pasodinti korumpuotus pareigūnus. Prie generalinio prokuroro taip pat pravedėme labai garsų mitingą. Tarp kitko, darbuotojai mus palaikė, labai šauniai, normaliai atsiliepė negu Seimas. Seimas tai yra Gariūnų turgaus filialas. Todėl pranešu, kad rytoj, būdamas Klaipėdoje, įteiksiu prokurorui su parašu iškelt baudžiamą bylą dėl 10-12 faktų. Tai ne juokas, ponai, prasidėjo oficialiai Euromaidanėlio įspėjamieji protestai. Oficialiai saugojo policija, plakatai buvo, kalbėjom, muzika buvo, visi spectarnybos filmavo, pajudėjo procesas. Kaip matote, gali būti laukia karis ir vienas, jeigu turi smegenų, jeigu yra labai švarus. Aš nukentėjau daugiausia pasaulio valstybėse, 80 000 eurų. Aš nepardėjau, mano užvaldė valstybė. Prašau prokuroro atnaujinti terminus, kelt baudžiamas bylas. Pažiūrėsime, kaip pasielgs ponas Evaldas Paškelis, mano žemėtis, genprokuroras. Palauksime. Ačiū, iki pasimatymo. Atsibuskime, tauta jau subrendo kovoti už save. Tauta nebenori žudytis, nebenori vykti daryti kompanijas į Estiją, nebenori bėgti į užsienį. Tauta nori gyventi tėvynėje. Taigi, mylėji, turime ateiti visi nuo rugsėjo prie Seimo. Jei Seimas nevykdys 10 pažadų, Seimas tikrai bus paleistas teisiškom priemonėm. Teisiškom. Taigi, baigiu Euromaidanėlio pakeliui namo informaciją. Man dabar spėjo, kad mane gali nužudyti. Netikiu plepalais. Bet kada kalniškai įvarį miestų, yra neramu. Iki pasimatymo, mėlyjeji.